nežino tokio dalyko, kad pas psichiatrus einame patys. Ir pas psichiatrus, pavyzdžiui, kai einam pažymos dėl vairavimo ar dėl kariuomenės, irgi tas yra apsilankimas Z. Ir aš atsimenu, kaip Hebra, kur mane persikėjo, lauždavosi į mano duomenis ir jie matė, ne, kad eilutė. Psichiatro konsultacija. Aš ėjau dėl kariuomenės į pažymą, dėl vaiko globos ir dėl vairuotojo. Ir paskui įsirašo į sistemą Z. Ir čia jisai man grasina Z, bet jisai antiek, man atrodo, yra pamišęs, kad jisai galvoja, kad bus F. Tai aš jam pasiūliau pačiam eiti, pasišnekėti su to psichiatru ir nusistatyti F. Prašau mane išleisti. Kodėl viskas? Aš nieko blogo nepadariau, aš ėjau iš parduotuvės. Ką aš padariau? Mane irgi neteisėtai filmuoja. Aš nesu viešas asmuo. Viskas tvarkoja. O dabar aš noriu eiti namo. Žiūrėkit, atsiprašau, kad tiek daug komentuoju. Aš ne klientas, manęs atsisakė, aš ne pacientas, aš stoviu gatvėje, mane filmuoja, po to gatvėje mane muša. Iš viso už ligoninės ribų gatvėje mane sumuša, išdauža mano prekes. Aš iki galo net netikrinau su čekiu, ar jos visos yra. Galėjau ir pasiimti, ten buvo minė bepračių su tapkėmis. Aš net veidų jų neatsiminsiu. Kiek ten buvo, sulėkė personalas, o viduje klykė psichopatija, paėmė pacientą vieną, o jie bėgo su manimi muštis. Pažiūrėkit, kokie geri komentarai, kaip gerai laikosi. Ir jūs taip laikykitės. Jeigu aš tenaisi, jūs sukursite situaciją, kaip suimituosite, jau mane lietė neteisėtai. Mano kūnas yra neliečiamas. Šitaip tampyti, aš neatsimenu, kad tai būtų mane kas tampęs. Neatsimenu, žinokit. Kurioj vietoje aš keliu chaosą ir grėsmę. Keliate grėsmę. Aš atėjau iš greitosios, pasakė, sėskite čia, atėjo pridurkas, pradėjo siautėti emocionaliai, aš kviečiu psichiatrą, jei nieko nėra, jinai pastoviai su geru spaudimu ateina ir aš iškart išsigandau, kad jis nenormalus ir sakau, aš išeinu. Nes aš, žinokit, aš universitete dirbau, aš kur dirbdavau, aš ir kariuomeniai mačiau, kad yra labai daug nenormalių žmonių ir aš kariuomeniai pasakiau, aš išeinu, aš parašiau 5 prašymus, 6, kad mane atleistų iš kariuomenės. Negalėjo, nes aš esu specdalinys, specnazai išeina tik tai kojomis į priekį, mes naudingi esame, net su viena akim, net prie mirties mes naudingi. Ir šitiem yra labai didelis šiurpas. Šitas specnazas Boba, suprantat, jiem yra nugydymo komitetų šiurpas, kaip aš mokau nusimušti spaudimą, nes jeigu daugiau žmonių išmoks, nemirs šitiek žmonių. Jūs būkite geri, žinokite, 250 ant 230 tai ne pabaiga. Net jeigu širdis sustoja ar kažkokia kraujagyslė nutrūksta, tai ne pabaiga. Mūsų smegenys pusę valandos veikia. Jūs nebijokite niekada, jūsų rankos veikia, jūs galite išsitraukti vaistus. Bet va čia kas vyksta, čia yra didžiausia grėsmė jūsų gyvybei ir sveikatai. Kažką reikia daryti, aš pradėjau galvoti, kad reikia važiuoti gydytis į Baltarusiją turbūt, nes pažiūrėkit, kas čia darosi. Kaip, kampukė stovėdama už 3 metrų? Aš nestoviu ant važiuojamosios dalies. Aš visiškai rami, prašau man neatimti laisvės, aš nesu suimta, nėra teismo sprendimo. Nijolė Ščipukienė pakomentavo psichinę ligą. Paūmėjo moteriškiai. Kardiovaskuliarinė liga arba kardiovaskuliarinė gresianti mirtis nėra priskiriama prie psichikos sutrikimų. Mirtis apskritai nėra sutrikimas, mirtis yra būklė. Kai ištinka mirtis, ko aš čia vakar išvengiau, yra būklė, tai net ne liga. Gimimas yra būklė, senatvė būklė, nėštumas būklė, mirtis yra būklė. Jie visi pateikia, kad mirties be 5 minučių yra psichikos sutrikimas, kad tu netaip suvokiai ir tu turėtum numirti. O kadangi atsisakai numirti, tai tave sudaužo. Bet mane sudaužė, suprantat, pas mane yra toksai kūnas labai įdomus, pas mane pasigamina adrenalinas ir tada man pagerėja sveikata. Ir aš vakar juokiausi, kad jie šitie visi, kur darė šitas nesąmonės, padarė gerai.
Nes man ir nuo kanclerės nesąmonių pernai pagerėjo sveikata, nes aš su dešinė akim buvau apakus pernai, aš pradėjau matyti. Na ir šiandien su kairė, kur aš akau geriau, matau. Tik tai pulsas labai didelis buvo, bet spaudimas mano šiandien normalus. Bet čia yra fantastika. Čia kartais dievulis taip pajuokauja žiauriai. Ir pamatysite, kaip aš pabėgu. Čia grinai Dievo ranka. Čia viskas, kas vyksta Dievo ranka. Čia yra, nu, dabar aš juokiuosi, bet vakar tai nebuvo juokinga. Ir kas nežinote, nepykite, matydami mano labai negražius pirštus. Aš turiu juos visus užpuliavusius. Aš paveldėjau irgi iš kanclerės. Pas ją yra viskas labai baisiai, pas ją ištisinis grybelis, o aš kovoju. Pas mane yra minkšta oda. Aš kovoju nupjaudama nagus, kad valytųsi. Ir paskui ten ragėja ir tada jie nusidažo nuo aplinkos įtakos paragėjusi oda ir dėl to pirštai tokie negražus, bet jie sveiksta. Šitas pirštas, su kuriuo aš spaudau, jis iš vis labai labai pasveiko pastaruoju metu. Aš sveikstu visą laiką, nes mano charakteris yra, sakau, generolo balas man išmušė, kad aš galėčiau būti generolu armijos. Ir mane dėl to priskyrė į specnazą ir dėl to labai daug metų yra visiškai išprotėjusi karinė grietinėlė ir va čia ir jinai irgi už to stovi. Nesijaučiu saugi, nes tas gydytojas elgėsi agresyviai irgi. Ai, Nijolės Čipukienė. Gal paumėjo, patiriškiai. Ne, Nijolė, man paumėjo aukštas spaudimo šokas, man buvo greičiausiai nuo saulės audros, nes mane kažkodėl veikia ir meteolabilumas pasaulio kardiologų jau yra ligos klasifikatoriuje ir kai kurie gydytojai Lietuvoje žino, o šitie nežino, kad yra meteolabilumas, kardiovaskuliariniai pakitimai nuo saulės audrų, kas vakar ir buvo. Ir jie pažiūrėkit, jiem patiems saulės audra iš tikrųjų juos labai veikia. O kas mane tempė, ne jūs? Kas tempė už alkūnės? Prašau mane išleisti. Prašau mane išleisti namo. Dėl ko, ką aš padariau? Kad man spaudimas užkilo. Dėl to, kad mane pradėjo įžeidinėti, labai šlykščiai kalbėti. Aš paprašiau pagalbos. Taip, tai dabar iš mano šitos situacijos visi bijosite, tai reikėtų šiaip tai visiems pirkti kameras, nes kai tu su telefonu pradedi filmuoti labai matosi, reikia su diktofonais eiti į šitas nesveikų įstaigas, kurie apsimeta, kad mus gydo. Ir įrašinėti, nes tai yra civilinė gynyba, nes tu niekada nieko neįrodysi, kai su tavim susidoros. Tas pridurkas, kur aiškino, kad man iškvies psichiatrą padarys F, jisai absoliučiai grasino pažeisti mano kaip žmogaus teisės. Aš galų gale turiu vairavimo pažymėjimą 10 metų. Aš esu kariuomenės atsargoj, aš esu psichiškai sveika ir jisai norėjo per 5 minutės sugriauti mano gyvenimą. Jūs turite įrašinėti, jūs paskui toliau nieko neįrodysite. Ir labai gerai aš padariau, kad tiesioginę transliaciją padariau. Aš iš streso pamiršau ir grįžus paskui radau, kad šitas priedurinis, kur atėmė telefoną, net nesugebėjo išjungti, mane muždamas dar viską įrašinėjo. Jokių nuotykių. Aš sėdėjau ant kėdutės. Jau diagnozavot. Aš pradėjau, aš dabar net nežinau, koks mano spaudimas, baisus turbūt. Pulsas tai buvo baisus. Išleiskit mane, prašau labai. Tai gerai, tai jūs iškart šališkumą pasakėt, kad jūs prieš visus nusiteikęs, o tie visi labai geri jau yra. Taip, aiškinote, kad man pagalbų reikia, dar kažko tai reikia. Aš abejoju, ar jisai medikas, šiaip tai pasidomėjus įdomu, ar jisai ką nors baigęs, nes aš jau dekonstravau, kad jisai vapšė nesigaudo apie kardiovaskuliariją, jisai spaudimą muš su raminamaisiais. Spaudimą aukšto, labai labai aukštas spaudimas sukelia kraujagyslių didžiųjų užsikimšimas ir reikia kardipino. Jie ten iš vis išsižiojo, kai išgirdo, kad aš kardipiną kažkokį tai žinau. Kaip žiauru, aš dėl spaudimo kreipiausi, šitaip provokatoriai iš anksto susitarė, kaip šlykštu. Gerai, dabar yra įrodymai, kad neišleidžia. Išleiskit mane. Aš nesu suimta, sulaikyta. Kodėl jūs manęs neišleidžiate?